Nu. Tai va, pagaliau baigėsi tas grėsmingas škvalas ir sulaukėm saulės. Saulė mūsų bus didelis pagalbininkas šitame etape glazūruojam. Taip, mūsų šitas projektas daugiau vadinasi kaip pleneras, kadangi tai bus tapyba dviem spalvom - rausva ir juoda. Tos spalvos, žinoma, pasimatys po degimo. Tai pirmam sluoksniui turim pasiruošę glazūrą. Jos yra bandymas. Čia grynas molis, o čia mūsų rausvas pirmas sluoksnis. Technika, kurią bandysime pakartoti, yra archaiška. Bet mes pasinaudosime ir šiuolaikinę techniką, kurią šiek tiek paslėpėme prie senos technikos. Taip, tai dabar pasiruošėm gaminį. Jis šiek tiek gali būti poliruotas, bet esmė, kad būtų lygus paviršius. Šitas va pasirinktas, kad tinkama plokštuma tam juodai figūrai kažkokiai pasirinkti. Na ir paprasčiausiai, kaip sakiau, saulė pagalbininkas. Nupurkšim vieną pusę, vieną sluoksnį, apversim kitą pusę dar kartą, paskui vėl pakartosime tą. O saulė puikiai mums turėtų išdžiovinti. Purškiant esmė, kad daiktas būtų paruoštas, kad nebūtų jokių dulkių. Jeigu šlifavom ar ką, neturi būti dulkių. Matot, purškiant, kai saulė šviečia, tiem nutekėjimam neatsiranda galimybės. Na, turim tokį aksominį jau paviršių padengtą jo. Palauksim, kol išdžius saulė, apversim, tada galėsim glazūruoti kitą pusę. Purkštuvą atgal į žiurkių spąstus įstatom. Tada galima bus glazūruoti kitus gaminius. Tai jisai tamsėja ir degimo metu tiesiog gali šiek tiek pasiredukuoti mūsų redukciniam. Čia grinai tokie niuansai matosi. Va vienas, kitas, tokie tonai mažiukai. Čia priklauso nuo storio ir paskui tas gali paskutiniam rezultatui. Tai kaip purkšti, turite omeny, jeigu norit raudonesnio, stenkitės truputį plonesnį sluoksnį. Bet jeigu dar pavojus, kad jeigu sluoksnis bus per storas, kaip sakiau, jis paskui trūkinėja ir tiesiog gali atsilupinėja. Ten yra tokių senų pavyzdžių. Na, jau po ir nudžiūvų galim pasižiūrėti. Yra tokių dar vietelių, galime jas palyginti. Paskui apversime kitą pusę ir kitą pusę prapurkšim. Galima labai gerai pasinaudoti ir metėm, tada nereikės pačiam aplinkui vaikščioti. Galima dėti molis prie molio čia dėčiasi.
Nu, ponai atnešiu dar vieną kitą glazūrą, galima gal šiek tiek blizgėjimo turės daugiau pabandysim. Dalį su šitą, dalį su kita, paeksperimentuoti. Uždžiūvo, palauk, tu apačios nelabai sukinėji. Apačios nesukinėk, jinai Ai, šiek tiek gal uždžiūvo. Prapurkšti turėtų daug. Geriausiai pasakyti. Va, viskas jau pramušė. Ai, nežinokit, žinot kaip čia yra. Jeigu vos paspaudė, jis oro plaučiai. O tam, kad daugiau... Paspaus dabar. Aš sakau, čia du. Aš turiu iki galo paspausti. Jis... Taip. Čia du žingsniai yra oro ir šito padavimo. Taip. Gerai, einam. O kaip į vidų tada vidų išglazūruoti? Vidų galima išpilti. Tai kaip tu nusipurkši, tada gal aš iš savo nusipurkšiu, gerai? Kokių dabar yra? Ar ne? Ar vienodi ten skirtingi? Ne, geresnis ir gali jis potencialą, tai daroma jau pats pirmas sluoksnis. Tai dabar jisai purškiasi tuo, kaip bus purškiate? Šito pavyzdžiui, kur raudonas, su tuo. Šitas raudonumas priklausys ir nuo storio. Nes ir tai graikų darbai, tas raudonumas labai skirtingas ant skirtingų darbų. Gali drąsiau, storiau, labai jautriai, kad čia tomai. Jautriai? Jo, čia tiek sluoksnis iš tiek turi būti. Nu, jis, matau, sudrėksta, tai Tai jis tik sudrėksta, bet tai vis tiek, čia yra glazūra, turi turėti storį šiokį tokį, gerai. padengimą. Tu jį visą taip ir sudrėki. Nelauk, kol jisai. Tai jo, Va, jisai toksai turi būti. jisai labai gerai sugeria ir tų balų nedaro tikrai. Nugriūti gali. Jo, iš toliau tada, kad prisivėjai nebūtų. Gali paguldyti tai sausam plote, nes jis... Pats gali atsigulti. Jo, ir paskui pavartyti, nu. Jau, reikia palaukti. Jie matai, va, Jau. tokį aksominį blizgėjimą gaunasi. Tai va, ten jau neblogas, geras sluoksnis jau. O kitur ten kažkaip dar Jo, galima... šitą reiškia jau, nematau. Šitas labai jau švelniai buvo. Jums padėsiu iš šono trupučiuką. Čia paskui. Uždėti 3 juodus lapelius
ir skirtingus storius. Vienas purškimas, du purškimai, 3 purškimai. 3 sluoksniai. Pažiūrėsime juodumą. Eksperimentinis toks. Ja. Taip. Kažkur čia kur. Bet jau Dar nesakot, nemakalu? gerai, jau galima, svarbu ten nesiliesk. Nu, nežinau, čia proporcingai gaunasi. Gerai, gal ne taip svarbu. Nu, Truputį jau taip galima į mane daugiau paversti. mhm. Vienas sluoksnis. Mhm. Tai aš šiandien ir galiu ir Ir gali tai Išraižyta, ne? išraižyti, taip. Tas lapelio gyslas. Tas. Jos tada juodam fone turėtų kokį gylį išraižyti. Matomai molį pasieksit, tai vis tiek jos bus šviesesnės. Mhm. Geras. Gerai. Tai mes galim tada. Nes aukštas geras, na? Ir viduje yra. Yra. Gerai. Iš Nežinau, vidaus ar labai laikysis. šausmas, kad jo nenupūstit. Jo, tai aš su Pažiūrėsim. vandenuku biški. Su vandeniu. Mhm. Ar negerai? Gal nieko, svarbu. Ta apatinį sluoksnį labai dabar jau nebūtina drikinti. Kitaip sakant, blogai. Blogai. Ne, Aš norėjau, kad lapeliai nenukristų. Ne, būtent su teptuku, kai jeigu tepti tą langą, jeigu papilėsi ten labai jau daug braukyti, nuzuoti, sakykime, jo, tai tada gali sumaišyti tada tas nelabai sluoksnis, tada, Galima mažiau tikėtinas tas juodumas. Tada. Galim Ką tau jau bandom? sluoksnį? Bandom, bet aš jau primakalavau, man atrodo. Nieko tau. Ir su rankom glazūruotum. Agnei parodė šitą kaip Taip. koks blizgėjimas. O? Skiriasi. Čia dar nepradžiūvė. Čia jau tas... O gal čia daugiau užpurkšta, bet tai kaip gerai atrodo. Gali būti, ne, galbūt. Čia, Kaip čia vieną pipiras, kartą man atrodo, užpurškėm ir čili tokia pipiras. nubėgo bangelės. Gal jos, gal ir matysis kažkiek, žiūrėsim. Va, jau išdžiūvus jinai yra, va taip va atrodys. Primena lapelį. Ne. Primins, kai išraižysi. Nenusiminkim. O gal čia nebūtinai bus lapelis rezultate. Viską galima pakeisti visada. Ge. Pokytisgi gerai yra. Kartais. Bet gražiai blizga, tikrai kaip skiriasi. Tavo apyrankė labai skaniai atrodo, man primena mėtinių saldainių. Gražu. Jo, Aš tokius. nebuvau taip mačius. Aušra padarė. Tik kita. Agne, ar pirmą vidų bandysim prapurkšti? Kol tas lapelis dar laikosi, tai tada padedam. Galim bandyti. Pabandysim prapurkšti, gerai? Atsargiai, kad nenupūsti. Ai, aš jungsiu jau šitą mūsų prietaisą. Kad slėgis nesumažėtų. Kelią įvesti. Jį pakels man.